Jeigu tu valgai mėsą, žuvį, pieno produktus, tai tikrai tavo žarnyne yra atliekų 10–15 metų. Aišku, mes nepamatysime, ką tu suvalgiai prieš 10 ar 15 metų, nes jos pavirtusios juodu akmeniu ir prilipusios prie tavo žarnų sienelių. Taip, toksinai patenka į kraują ir išnešiojami po visą organizmą. Ir jie mus nuodija. Nuo nešvarų žarnyno atsiranda išmatų akmenis, tulžies pūslės akmenis, inkstų akmenis, visokie parazitai, taip pat sąnarių artrozė, sąnarių skausmai, nugaros skausmai, galvos skausmai, viskas, visa sveikata ir grožis prasideda mūsų žarnyne, kadangi mūsų oda yra pats didžiausias organas ir ten mes matome visokias egzemas, išbėrimus, tai irgi rodo mūsų žarnyno nešvarą. Įsivaizduokite, jeigu jūs virtumėte sriubą neplautame puode. Argi norėtume tokios sriubos? Taip ir mūsų žarnynas yra užterštas ir jis mus nuodėja. Jeigu tau įdomu, aš suradau topinį produktą, kuris ne tik išvalo žarnyną, bet ir pamaitina mūsų gerasias bakterijas. Taip pat ten yra gerųjų bakterijų, kurios atstato mūsų ląsteles, tai yra ląstelių maistas ir taip mūsų organus išgydo. Taigi, pasek mane socialiniuose tinkluose. Į Facebook Augutė tą pati parašyk noriu ir aš su tavim susisieksiu. Aš niekaip nesuprantu, kodėl žmonės, kada tu pasiūlai naudoti gerą produktą, susitvarkyti savo sveikatą, net arba užsidirbti pinigų, nors tikrai vos galas su galu suduria, vos gali susimokėti paskolas, net nesvarsto tokios galimybės ir iš karto atstumia, pasako, ne, nereikia. Aš visuomet gavusi galimybę peržiūriu, persvarstau ir tik tais tada priimu sprendimą. O kaip jūs? Aš nesuprantu, kodėl elgiasi taip žmonės, kad kai jiems pasiūlai galimybę ar tai užsidirbti, ar tai naudoti gerą produktą savo ir rekomenduoti kitiems, net nesvarsto tokios galimybės, nors dažnai nesudaria galą su galu, nors dažnai turi blogą sveikatą, bet galimybių neišnaudoja. Taigi, jeigu tau įdomu bet kokią galimybę susitvarkyti sveikatą, gyventi geriau, užsidirbti papildomai pinigų, pasek mane socialiniuose tinkluose, parašyk į Facebook Augutė ta pati noriu ir aš su tavim susisieksiu.